Tai gerai, pradedam tokį improvizuotą susitikimą. Visi žino, kur susirinko, pas ką susirinko. Pristatau Liną Ever ir rengiame šitą susitikimą, norėdami pakalbėti apie jos naujausią romaną. Tai romanas Pakeleiviai, bet tuo pačiu metu mes ir su Lina prieš galvodamos, kokią temą norėtume pašnekėti, kokią temą norėtų Lina, bendrai ir apie kelionių knygas. Ar knygos gali uždegti kelioniai, kokias kelionių knygas skaito pati Lina ir galbūt bus tada idėjų ir jums. O kaip jūs norite pakeliauti gulint ant sofos, kur mes irgi mėgstam keliauti, ne tik į kažkokius kraštus. Tai gerai, pirmasis klausimas, matome knygą, du žmonės, siluetai jų, pavadinimas Pakeleiviai ir tada pirmas klausimas, apie ką šita knyga? Jeigu dabar stovi žmonės, nežino nei kas yra Lina Ever, nežino nei kas yra Pakeleiviai ir prašo, tai gerai, apie ką knyga, ką aš gausiu ją perskaitęs. Visų pirma, tai ačiū, kad atėjot į šitą improvizuotą tokį kažkaip. Ir galvau, ne, atšaukt, visų pirma toks, atšaukiam. Bet atšaukti tai toks negeras sprendimas, jau toks paskutinis, žinai. Ir kažkokia viltis tokia, bet rimsta tas lietus, viskas bus gerai. Ir tokia viduj, žinai, man toks buvo žinojimas, eik, viskas bus gerai. Mama sako, ai, nevažiuojam, šlapia lyja. Sakau, viskas bus gerai, mamėt, važiuojam. Nu, toks. Ir tikrai, žinai, ačiū labai, kad išlaukėt, atėjot ir Pakeleiviai, Pakeleiviai yra šiaip labai man gražus pavadinimas, kuriam, pavyzdžiui, dabar ieškau vokiško atitikmens ir nerandam tokio, vokiško tikro atitikmens ir toks gaunasi kartu keliaujantys. Bet tokio žodžio, kaip Pakeleiviai, ar ne? Nes man Pakeleiviai tokie gali būti ir gyvenimo pakeleiviai, tai eina du žmonės per gyvenimą kartu, ar ne? Bet gali būti pakeleiviai ir tokie atsitiktiniai pakeleiviai, bet kurie galbūt yra labai svarbus tavo gyvenime, žinai, kažką pakeičia, kažką tau pasako. O gali būti pakeleiviai kažkokie galbūt net žmonės iš praeities, kuriuos tu tiesiog tik mintyse nešiesi. Tai man... O ar iš karto buvo pavadinimas, ar kai tu rašai knygą, dar visada taip, yra autorių, kurie iš pradžių vos nesugalvoja pavadinimą ir tada apie tai dėliojasi visa knyga? Ne, pavadinimas kažkaip atėjo nuo įpusėjus rašyti, sakykime, jis atėjo pats savaime, gal ir nebuvo tos, nes aš pagalvojau, kad jis labai teisingas. Ir vėl pereinu prie to, kad knyga iš tikrųjų yra apie keliones ir apie santykius. Ir aš manau, kad vis tiek keliaudamas, net jeigu tu ir vienas išeini į kelią, tu vis tiek randi tos pakeleivius, kurie tau turi, tam tikrą reikšmę, žinai, ir tave irgi pakeičia tas tavo pakeleivis. Tai labai džiaugiuosi čia matydama savo pakeleivių, kurie su manim yra keliavę irgi ir labai daug dalykų išmoksti ir perimi iš tų žmonių. Tai jeigu grįžtant prie to, apie ką ta knyga, tai apie kelią, apie keliavimą ir, aišku, apie santykius ir kaip kelias augina, brandina tave kaip žmogų, padeda tau, tas laikas praleistas kelyje padeda tau augti ir keistis, ar ne? Ir keičia galbūt net tavo lūkesčius ir ko tu tikiesi iš to gyvenimo ir galbūt, aš sakau, net kelias tau leidžia keistis, ar ne? Tu pasieki tą būseną, kai tu pats sau leidė keistis, ar ne? Mes kasdienybėj tai esam tokie tvirti mūriniai, ar ne? Tokie, o kelyje tu tampi lankstus, toks kaip sraunus, kaip vanduo. Ir tu sakai, ir tu leidi savo priimti iš kitų žmonių kažkokius komplimentus, kažkokias pastabas, kažką pamatai, kažką perskaitai, kažką sužinai ir visa tai turi įtaką tau. Todėl man labai norėjosi šitam romane panagrinėti, kaip žmonės dviese, ar ne, išeina į kelią su vienodais lūkesčiais ir paskui kaip viskas pasikeičia ir kaip jų lūkesčiai pakinta, ko jie visiškai net nesitikėjo kelio pradžioje, kad jie gali pakeisti nuomonę. Tai gal apie tai, nežinau, apie tai kaip kelias, tas toks, kaip vokiečiai turi Bildungsromaną, ar ne, tokį brendimo romanas, kaip tau padeda per savaitę ėjimo šiek tiek suprasti save geriau ir tada suprasti, ko tu tiksliau suprasti, ko tu nori ir iš kito žmogaus, iš to pakeleivio.
Ir tas pakeleivis, jinai yra Rūta Lietuvaitė, jis tokį turinti truputėlį dar tos sovietmečio, palikimą, auklėjimą, kurį mes visi, kažkiek visi truputėlį galim susitapatinti, ar ne? O jis toks vokietis irgi užaugęs ten sočiai, ramiai, bet aišku turėjęs irgi šeimyninių dramų. Ir tiem žmonėm tą kurti ryšį yra sudėtinga. Ir va tas norisi man ta viltis tokia, kad net jeigu mums neišeitų tapti ten šeima ar kažko, mes vis tiek galim būti tobuli pakeleiviai vienas kitam. Tai vad gal apie tai? Ar tiksliai pasakiau? Gal tu gali tiksliau pasakyti? O kaip gimė knygos idėja ir kad šnekasi du žmonės? Nes ar yra skaičiusi jau romaną? Yra. Nes kai skaitai romaną, atrodo, kad ir Alfas, ir Rūta, abu herojai tavo galvoje sėda ir kalba. Nes iš pradžių skaitai ir tarsi bėga mintis, ką galvoja Rūta ir tarsi jos galva. Tada mintis apima, ką sako kitas herojus, kodėl du herojai ir kodėl ir vyras, ir moteris. Ir dar tada toks klausimas, ar nebuvo sunku rašyti, ką vyras galvoja, ar čia jau reikėjo tada konsultantų. Ką vyras ir dar vokietis, kito tarsi kultūros žmogus. Nes aš jau truputėlį, kaip supranti, tą kultūrą aš jau truputėlį žinau ir pažįstu. Ir daug tų prototipų tokių, kaip pasakyti, vėlgi nėra čia kažkokio konkretaus žmogaus, bet yra labai aiškus 2-3 žmonės, sakykime, iš kurių sudėtas herojus, ar ne? Tai vienas herojus irgi iš kokių 2-3 žmonių, kitas iš vėl. Tai, sakykime, galbūt kažkiek, kadangi, sakykime, mano sūnus 30 metais, jo draugai, jis pasako apie draugus, ten tokius, to amžiaus 30-35, esu Vokietijoje, daug turiu pažįstamų, kurie irgi, ir daugmaž man taip visai aišku pasidarė, kad tie vyrai irgi, jie nori laisvi, jie nenori jokios šeimos, jie nenori susijungti, jie nori nesvarbu kokia tautybė. Ar lietuvis, ar vokietis. Nesvarbu, bet kadangi Rūta gyvena irgi Vokietijoje, tai kažkaip būtų buvę keista, jeigu būtų sutikus lietuvį ten toj Vokietijoje. Tai vis tiek truputėlį yra kitoks tipažas, vokiečiai, jie gal plačiau keliauja, daugiau jiems, jie ten, sakykime, jeigu lietuvis 30 metais, jisai laiko save dar jaunu ir galinčiu dar biškį pakeliauti, tai aš nežinau, Berlyne 45, jisai sako, aš per jaunas dar tuoktis, tai čia nesąmonė, dar aš turiu keliauti ir, tokia truputėlį kartelė kitaip uždėta. O Rūta galbūt tokia tradicinė lietuviška, kurie, man jau reikia laikas, man reikia... Moteriškas laikrodis žiauriau tiksi negu vyriškas. Taip, bet pavyzdžiui, jeigu vokietė moteris būtų jai, ta prasme, nėra jokio spaudimo ir jinai, nėra to išsipildymo, kad man reikia būtinai tekėti ar vaiko. Tai čia toks labiau, gal sakyčiau, lietuviškas, toks spaudimas, nežinau, atėjęs iš kažkur. Ir kai žiūri viršelį, eina dviese, ar iš karto tarsi meilės, romanas apie meilę. Ar tai romanas apie meilę? Bet yra irgi ten meilė. Ten labai daug meilės. Ar kas nori jautrios, įdomios istorijos, bet nori ir meilės? Aš nežinau, aš manau, kad, man atrodo, all you need is love, šiame gyvenime, realiai, tai yra, meilė, tai, visose srityse, jeigu jos nėra, tai man, viskas atrodo kaip juodai balta tada, ar ne, tai, aš nežinau, kaip man patinka, kai meilės būna romanuose, ar daug jos būna, tiesiog jinai netrukdo nagrinėti kitų temų. Tai ta meilė iš tikrųjų, vėlgi, tai yra vienas esminių dalykų gyvenime, ar ne? Sukurti šeimą, surasti tą gyvenimo partnerį, man atrodo, tai yra labai svarbu. Todėl yra daug samprotavimų ir daug tos ir iš jos pusės tų samprotavimų ir iš jo, vis tik kas man yra šeima, kas man tas žmogus, kuris eina šalia manęs. Ar aš noriu su juo susijęti, ar aš noriu įsipareigoti, įsipareigoti aš nenoriu, bet aš noriu, kad jis būtų šalia, bet nenoriu įsipareigoti, tai kaip čia man tą išspręsti. Ir paskui galvoju, o gal vis tik aš ir galiu įsipareigoti, gal tai nėra taip jau labai blogai. Tai tos mintis labai norėjau ir parodyti, kaip kelyje, tas linguojant, galvojant su kiekvienais tais atsitiktinai pakeliui sutinkamais žmonėmis, vis tik žmogus sugeba keisti savo
požiūrį ir savo lūkesčius kitam žmogui ir sugeba jis lyg ir prisitaikyti. Ir aš manau, kad tas pakeleivis toks vėlgi, o kartais gal ir nebūtina tapti šeima, kad būtum gerais pakeleiviais, gal net ir tai norėjau pasakyti ir leidau tiems herojams eiti ir vis tik galvoti, nu vat ir palikti iki pat galo nežinoma, vat kaip jie nuspręs ir ką jie ten padarys. O bet tu pati, kai sėdai rašyti, žinojai, kaip jų ta kelionė bus, kaip jie ten eis ir koks bus tas finalas. Čia tie, kurie arba neperskaitė, arba dar mes neišduosime, bet iš principo, nes visada atsiverti romaną ir taip, viliesi, kad nenori nuotaikos susigadinti. Norėtum jau tos hollywoodinės ar lietuvių liaudės pasakų pabaigos, kad jie ilgai ir laimingai gyveno ir taip toliau. Ar tu žinojai vis dėlto, kaip bus galas? Man buvo tas svarbu, kad žmonės liktų pakeleiviais. O kaip, ar jie viena forma, kita trečia tai bus, nežinojau. Vat kaip jie, bet kad nebūtų kažkokių... Tu norėjai, kad jie būtų kartu, bet nežinojai... Bet nežinojau, ar jie bus kartu realiai, bet iš tiesų aš žinojau, kaip aš noriu, kad jie pasikeistų. Tai tiesiog aš tą nuo pat pradžių žinojau, kad jie pradeda kelią eiti norėdami vienų dalykų, o baigia, atsitinka tas minčių šuolis, kad jie visiškai kitų dalykų nori. Ir mums dažnai nutinka kelyje tai, kas mano keliautojai gali pasakyti, tikrai išeini ir atrodo tokie lūkesčiai, čia eisiu pasišvilpaudamas, prisidarysiu daug nuotraukų, o paskutinę dieną neištrauki net, nes nebesvarbu. Ir tas nebesvarbu, ir tas nebesvarbu, ir tas. Ir eini ir pakeli giliuką ir sakai, čia koks grožis, bet aš jo net fotografuoti nenoriu, nes man nebesvarbus tie dalykai, man svarbus kiti dalykai pasidaro. Tai čia tas norėjau tą santykius panagrinėti, nes daug žmonių juk eina į piligriminės kelionės irgi patirti, patvirtinti santykių prieš vestuvės, po vestuvės, sakykim, arba ten kažkokiai kriziai santykių atsiradus. Ir aš tikrai rekomenduočiau, nes tikrai kelias viską taip nuglūdina, nugrynina ir verta, tikrai verta. O tavo grupėse... Baisu truputėlį, kad neišsigrynintų nei tą pusę, žinai, bet turbūt gal nereikia bijoti tos tiesos, kas kaip pasakyti, mano tai devizas toks, kad, tebū niekas, bus tas bus, bet einu. O esi patyrusi kažkokioje kelionėje, kad būtent ar tai pėsčiųjų gali būti žygis, kad būtent pora išeina savęs patikrinti, ar tai po vestuvių, ar tai medaus mėnuo, ir ta prasme supranta, kad geriau atsisveikinti. Arba kaip tik, kad išsibara, gal būna kažkokios dienos ten krizė kelionėje, būna trečios dienos krizė, o po to jau... Aš manau, kad galbūt tai jau ne tie jau, kurie nusprendžia tuoktis ir ne po vestuvinė kelionė, bet galbūt santykių daugiau gal pradžioje, kai žmonės mažiau pažįsta vienas kitą, nes kelionėje labai nusiglūdina tie kampai ir tu imi pažinoti, kaip pasakyti, pamatai. Bet, manau, šiais laikais jau kas priima sprendimą tuoktis jau būna pakankamai apsitrynę, žinai, jau vienas kitokiose gal kelionėse, gal ir nebūtinai. Aš kadangi toks esu kaip ir vaikščiojimo frikas, tai aš galbūt per vaikščiojimą, bet gal galima ir dviračiais važiuoti toj kelionėje ir lygiai taip pat vienas kitą pamatyti. Ar galima, nežinau, ir į kalnus lipti, ar, ką žinau, žmonės daro, pačius keiščiausius dalykus dabar kelionėse. Gal galima ir ten, nežinau, oro balionus skristi. Kadangi tavo dvi knygos buvo publicistinės skirtos keliui, apie ėjimą, šis yra romanas, tai nesunku suprasti, kad kelias, žygeiviai, keliavimas tau yra svarbu. Kada pajutai, kada atradai, kad einant kely galima į daug savo klausimų atsakyti? Nežinau, man iš pat pradžių kelionės, mano toks keliavimas, tai buvo toks būdas truputėlį pabėgti nuo kasdienybės, truputėlį nuo šeimos, truputėlį nuo vaikų, nuo valgio, darimo, kažkaip, nuo mano rolės kaip mama, kaip žmona ir darbo rolės kažkokios, tu pabėgi ir tu tampi tokiu truputėlį niekuom. Ir labai gera ta būsena, kai tau niekas neskambina, neklausia, kaip čia toliau, ką čia daryti, ką čia virti, kaip čia gamyti. Bet kelionėje paskambina, aš manau, kur padėtos kažkoks daiktas. Ne, aš labai stengiuosi kažkaip taip jau žino, kad aš jau jeigu išeinu, tai man reikia, tai tada reikia man atitrūkti. Ir man atrodo, ta kelionė yra savotiškas vėlgi toks, pabėgimas.
visi mes ieškom kažkokių būdų, tai truputėlį iš tos kasdienybės pabėgti, kad pailsėti. Ir, kartais bėgi su pakeleiviu, kartais be pakeleivių, kartais su atsitiktiniais pakeleiviais, kartais norisi moteriškos kompanijos pabūti. Tai, nežinau, man vaikščiojimas ir be to jis toks, žinot, kaip dabar yra, daugybė terapijų, ką daro jaunimas, ar ne, dabar, tai ten yra ceremonija, ten yra retrytas, ten yra aplink laužą, ten yra tokia ceremonija, ten yra anokia, kakava, būrimas, kavos tiršiais, nežinau, menulį, kas tik nori, ne? Galbūt jiem to reikia, bet aš, pavyzdžiui, sakau, užuot ten, kaip sakant, mosavos plunksnom, žinai, ir šokant apie laužą, man atrodo, ir mokant daug pinigų už tokias visokias, kaip pasakyti. Atrakcijas. Turbūt reikia, kitiem reikia dabar jaunimui, bet aš, pavyzdžiui, esu to seno raugo, man atrodo, išeini į kelią ir viskas aišku, jokių tų ceremonijų nereikia, reikia batų, kuprinės ir eini. Ir tu viską pats savo susistatai, tau nereikia jokiem gurų, kaučeriam mokėti pinigų. Ir tau tiesiog kartais geras pakeleivis gali tokius taiklius klausimus duoti, kur psichologas po 10 karto nesugebės dar tau taip užduoti. Jokių būdų neneigiu, kad ten to nereikia, bet man asmeniškai atrodo, kad kelias dažnai, nežinau, kažkoks protingas žmogus yra pasakęs, kad nėra tos problemos, kurios negalėtum išspręsti žygiuodamas, supranti. Tai man atrodo, tą visą atsakymą, jeigu tu leisi savo nebūrisi ten tom plunksnom ir ten gongų nemuši, o tiesiog eisi ir žygiuosi, tai tu irgi rasi tuos atsakymus paprastesnių ir pigesnių būdų. Ir gausi mišką, gausi maudynės miške, gausi nuovargį kojose, aiškumą galvoje, visą tai ateina. Tai aš kažkaip labai noriu galbūt tą ir noriu perduoti, nes man tai atrodo gražu ir daug žmonių, kas eina ar ne, užsikrečia tuo. Ir kas kažkada pabandė, ir tu pati gyini, pabandėjai ir pamatai, kaip tai yra smagu ir kaip tu atitrūksti. O kada tu pradėjai tą žygius, kelią labai seniai, kada tu pajutai, kad būtent kelias gali į daug ką atsakyti, arba paprastas žygiavimas, nes išeini iš namų, apeini kažkokį ratą, kiek iš ankstesnių pokalbių atsimenu, esi minėjusi, kad Vokietija, Berlynas tai yra dėkinga tokiems pasivaikščiojimams ir kad tiesiog eini, žiūri, stebiesi ir visi atsakymai ateina tau į galvą. Jo, iš tikrųjų, tai sakykime, senais laikais, tai aš irgi, kol vaikai mažiukai buvo, tai buvau ta bjauri mama, kuri tempia vaikus į visus žygius. Į kalną, nuo kalno per upelį. Ir vaikai irgi randa daug atsakymų į klausimus. Nežinau, bet aš kažkaip gal išmokau kantrybės ir neklausyti, kai jie ten zirzia. Bet ne, patikdavo vaikam, mes važinėdavom vos ne kiekvienais metais į Austriją, į kalnus, pasilaipėt, pavaikščiot kažkaip. Nežinau, man yra toksai. Bet tuo metu gal buvo daugiau kaip pramoga, daugiau toks, ta prasme, vienos dienos žygiai, tada kažkur labai įdomu užlipti, pamatyti, tokio, daugiau buvo tada smalsumo genamas keliavimas, o paskui, tas keliavimas daugiadienis, jis daug daugiau duoda negu tie dienos žygiai. Dienos žygiai toks smagus sportas yra, smagus laiko praleidimas, smagus hobis, bet jeigu nori kažką surasti, suprasti ir biški savo susidėlioti, tai sakyčiau, taip, reikia kelių dienų toks truputėlį, nes pirmą dieną dar toks chaosas apima, antrą dieną jau biški rimsta ir trečią dieną jau ateina, kažkokios mintis, kažkas. Ateina neviltis, kada baigsis tas žygis. Ne, džiaugiesi, kad, kaip gerai dar liko, dar kelios dienos liko, žinai. Tai tai man atrodo toks kažkaip... aš nežinau, aš tą rekomenduočiau kelių dienų ir labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra Jokūbo kelias, jau yra, kur su nakvynės vietom ir gali pajusti tą įsilinguoti. Tu eini ir tavo tie žingsniai, tu taip, ta meditacinė būsena, sakau, kur nereikia prie gongų aplink laužą sėdėti, žygiuojant gali irgi tą meditacinę būseną įeiti ir tą žingsniai visi, taip eini ir įsilinguoji. Ir tada kažkokį lyg ir panyrį, kažkokia to susiliejus ta gamta netgi toks. Ir mažas toks tampi, toks nebereikšmingas ir tada pamatai, kurie tavo problemos reikšmingos, o kurios visiškai ne.
ir iš ko tu darai dramą, ir kartais darai dramą iš pačių keiščiausių, nereikšmingiausių dalykų, žinai, atrodo, tuo metu taip svarbu, va Jėzau mane įžeidė kažkas, va Jėzau ten man su manim negražiai pašnekėjo, kažką ne tą pasakė, ir kai neatrodo, Jėzau, tokios smulkmenos, pažiūrėkit, kokie gražus paukščiukai, kaip gražiai išlama ten, nežinau, lapai, ir tada galvoju, o, kelią pamečiau, va čia tai problema, nebežinau, kur eiti, o ne kažkas kažką kažkada pasakė. Ir man atrodo, gal su tuo ir Lietuvoje Jokūbo kelio atsiradimu, kad ateina mintis, kad nebūtina važiuoti iš jūrų, marių, ar Taip, ten taip. nereikia net siekti jokios Ispanijos, kad viskas yra ranka paduodama. Ta prasme, kad gali eiti ir pamatyti Lietuvą, ar pati daug Lietuvoje esi keliavusi, ar Ne, vis- atsiprašau, bet nedaug. Ta prasme, Norėčiau jo, bet kažkaip, vat, taip, kai gyvenimo kelias nuvedė svetur, tai jau labai į Lietuvą atvažiavus norisi kažkaip jau susitikti, pabūti su žmonėm, o ne vienai miškus išeiti. Ir visos trys pastarosios knygos yra skirti keliams Vokietijoje. Tai Vokietijoje daug atradimų esi padariusi. ir Daug kurias- atradimų ir daug įdomių kelių ir man Vokietijų galbūt labai domina, iš tiesų mane tas toks, šiandien vat radijo laidoj, Lietuvos radijų šnekėjau, irgi toks buvo koks, kas gena mane, ar ne, kelio toks klausimas buvo ir ar smalsumas, ar vis tik fizinis kažkoks noras. Ir iš tikrųjų supratau, kad iš tikrųjų labai daug smalsumo yra. Man vis tik labai tas istorinis pagrindas įdomus toks, vat kas nutiko, kas ten prieš 200 metų, 300, 500 metų buvo, vat ateiti į bažnyčią ir pamatyti ant varpo išgraviruotą piligrimų ženklą. Ir tas įdomu tai, kad va tame kelyje tos istorijos, žinai, kai tu keliauji kaip turistas, tai tu matai tik tai tuos, reikia čia, bažnyčia, wow, žinai, nusifotografuojam, čia nusifotografuojam, ček, žinai, tokį, susirenki tuos vaizdelius. O vat kai ta piligrimystė tokia, vat kai tu truputėlį, kai keliauji pėsčias, tai tos visos istorijos yra taip lyg biškutėlį pakavotas, žinai, paslėptas. Ir tau reikia sutikti žmonės, tau reikia užduoti klausimus, jie tau papasako ir tu sakai, negali būti, pasakoja tau dar toliau. Ir va tas man, žinai, toks, kad reikia truputėlį įdėti pastangų vis tik, kad atrasti tą tikras istorijas įdomias tokias, žinai, kurių kiti galbūt neatrado. Man tas įdomu. Aš esu, kadangi žurnalistė, tai aš turiu tą visą laiką smalsumo geną ir tą atradimo džiaugsmą, kai aš atrandu ir galvoju, wow, istorija, ir niekas apie ją nekalba, ir kaip įdomu, kas čia vyko, kodėl čia taip vyko. Tai už tai Vokietijoje labai daug tos istorinių kelių, kaip pavyzdžiui, keliavom palei Reiną, ar ne, pavyzdžiui, palei vidutinį Reiną atkarpa yra, kur ten 60 km ilgis, ir ten yra turbūt 100 pilių arba griuvėsių likusių, bet pilis yra riterių. Tos tikrosios, iš dar Romos imperijos, tūkstančio metų griuvėsiai, žinai. Ir eini ir galvoju, wow, prie ko aš čia prisiliečiu, žinai, kaip įdomu. Ir kiekvieną jau ten pamiršti net ir pavadinimus, ir kas čia, kodėl ją pastatė. Bet ir vat yra kiti keliai, pavyzdžiui, ten ir vėlgi, kur dar nesu nuėjus, bet visai norėčiau, planavau, bet vat kažkaip COVID sutrukdė tada. Buvo Raganų kelias per Harcą, pavyzdžiui. Raganų kelias. Tai buvo Raganų kelias ir Harco kalnynas yra visiškai vidurio Vokietijoje ir ten yra Brokeno kalnas. Yra žymiausias, kaip vokiečiai Giotė yra pavadinęs, tai čia vokiečių kalnų kalnas. Žinai, Raganų kalnas tikriausiai. Ir jis yra, pasak Giotės Fausto, supranti, ten suskrenda raganos per Valpurgijos naktį. Tai ten tų raganų iš kiekvieno langelio, iš kiekvieno namelio, žinai, kyšo ir, pavadintas kelias Raganų kelias, labai graži gamta ir irgi per tuos kalnus. Tai tokių tikrai yra Vokietijoje labai daug. Įdomių ir labai reljefiškai Vokietija yra labai didelė. Tai vėlgi, tu gali eiti ir per lygumas, ir palei Elbę, ten taip gražu, tokios vietos gražios. Ir yra ir kalnų, ir kaip Saksonijos, Šveicarijoje, yra ir tos uolos, uolynai. Tai labai labai didelė įvairovė gamtinė. Tai ne tik istorinė, sakykime, bet ir gamtinė įvairovė. Tai gal todėl aš ten ir einu, kad man arčiau ir kad aš vėl kažkokim užkliūna akis už kažkokio straipsnio, aš kažkokią knygą randu ir sakau, šitas geras, čia noriu. Dabar kalbėjom apie keliones, fizinės ir apie tavo romaną, o dažnai keliauji atsivertus knygą. Ieškai tokių knygų, kur galėtum keliauti. Nes labai sunku tą perduoti kelionės gal jausmą. Ne, pasakysiu,
kelionių knygos man yra inspiracinės knygos. Man patinka skaityti, nes man atrodo, kad tas autorius yra tada aš pajuntu, jis mano bendramintis. Pakeleivis. Jis mano kaip ir pakeleivis, man patinka žiūrėti ir man įdomu ne tai, kad kelionių knygos, kur nuvažiuot, ką pamatyti, bet man įdomu autoriaus išgyvenimai, ką jis ten pamatė, kaip jis keliavo, kas jam nepavyko, kur jis ten strigo, užkliuvo. Va čia man tie kelionės nuotykiai tokie įdomus. Ir man tai yra tiesiog galbūt labiau tinka tas keliavimas nuo sofos, žinai, kur aš mėgstu sėdėti ir man ta kelionių knyga tai tokia, vau, kaip gerai pakeliavau dabar ten po kažko, kaip su ta Hirša, pavyzdžiui, tu ten keliauji po Maroką, ar ne, pavyzdžiui, ir tą Maroką atrodo, paskui nuvažiavau į tą Maroką, man atrodo, aš jau pažįstu, nes aš jau perskaičiau ten 3 knygas ir aš jau ten viską beveik žinau, žinai, man tai patinka tas atradimo džiaugsmas toks, atpažinimo džiaugsmas, ne atradimo. Arba, sakykime, Kumžos man labai patinka knyga, Himalajų, šita knyga man labai patinka. Ir prieš važiuojant į Himalajus aš ją perskaičiau ir man buvo wow, tada grįžus dar kartą perskaičiau, nes man labai patinka. Nes gal tokios knygos, kur atrodo, kaip ir pačios knygos, ar ten Kelyje su kunigu Toliatu, kad eini kartu, tarsi gali įsijaust skaitydamas. Arba Kava su apelsinais, tai jau moterų kompanija ir įsijauti ir čia gali įsijausti, nes yra detalės, kad kartu keliauji. Tai tokios knygos labiausiai ir užkrečia. Taip, ir aš manau, kad tu ir lyg skaitai tą knygą ir pakeliauji kartu, bet kartu jinai, man atrodo, tavyje uždega tą norą pačiam kažką patirti, ne tą patį pamatyti galbūt, bet patirti, galbūt išveda, kaip mano knyga Kelyje, tai labai daug žmonių ir labai daug keliautojų išėjo ir praėjo to maršrutu ir vis dar tebeina. Ir lyg ir norisi gal ir tą patį pamatyti, bet yra ir tas, man atrodo, inspiracinis momentas, kad tiesiog noriu išeiti, nesvarbu kokiu keliu. Gal ir Lietuvoje, gal ir už kampo, gal aplink Vilnių apeisiu, irgi gražus kelias ir aplink visą Vilnių, ne? Tai aš manau, tas yra svarbu, tokį, kad, geras, aš irgi atsikelsiu nuo tos sofos, ką aš čia sėdžiu ir eisiu. O yra kažkokia kelionių knyga, kuri padariusi būtų didžiausią įspūdį ir norėjai pamatyti tas vietas? Yra, pavyzdžiui, ir nebūtinai tai gali būti romanas, nes žinau, kad jeigu Krikštatėvio gerbėjai, tai Sicilijoje ieško tos ar kavinės, ar ieško jau ir pagal filmą, kad pažiūrėti ar dar kažką. Po Žiedų valdovo, ar neklystu, kurio filmo Kroatijos miesteliai visi, kur filmuota. Mano, žinok, yra viena nuo pat vaikystės neįgyvendinta svajonė, kurią dar pasilieku ateičiai. Čia buvo man turbūt pirma, kur aš būtinai norėjau nuvažiuoti ir iki šiol nesu buvus. Tai Akselio Mintės knyga apie San Mikelę ir aš kažkada pirmą kartą skaičiau, antrą, aš nežinau, aš ją turbūt mokykliniais metais turbūt gal kokius 4 kartus perskaičiau, po to turbūt dar gal kokius 3 kartus. Tai šitos knygos, aš sakiau, aš turiu nuvažiuoti į tą salą ir kažkaip ten pamatyti. Ir vis ta kelionė tokia, gal kartais turi būti tos kelionės kaip šviesuliai tokie, gal ir nebūtina prie jo priartėti, gal tik tai kaip vizija. Bet, pavyzdžiui, labai įdomi buvo kelionė mano prieš 2 metus į Mustangą, aukštutinį Mustangą, į Himalajus. Ir aš iš tikrųjų tik tai, besiruošdama tai kelioniai, supratau, pala, bet aš Peiselio knygą apie užburtoji Mustango karalystę perskaičiau Horizontų serijoje, būdama mokykloje dar. Ir kas keista, jisai prancūzas pirmasis, vienintelis parašęs knygą apie aukštutinio Mustango karalystę. Ir kai aš buvau Mustangė, knygyne, mažam knyginėlį tokiam apdulkėjusiam, nežinau, kažkur vidury niekur, buvo padėta jo knyga kaip pagrindinė kelionių kaip pagrindinis reportažas iš šitų kelionių. Ir aš tada skaičiau ir galvojau, wow, kada nors norėčiau nukeliauti į tokią vietą, kuri nežinau net kur. Jinai buvo paskutinė uždrausta karalystė, užsieniečiam uždrausta karalystė. Niekas negalėjo kelti ten kojos iki pat 90, nežinau, kažkurių metų. Ir dabar kainuoja visai nemažai pinigų, ten turi, man atrodo, $500 10 dienų leidimas. Tai dabar atpigo, anksčiau buvo dar daug brangiau. Ir jie turi tik tai tam tikrą skaičių žmonių, kiek jie įsileidžia, žinai.
Ir aš tada, kai skaičiau knygą, tada buvo visiškai ten uždrausta, tada buvo tas pats, kas neįmanoma. į kosmosą. Visiškai tas išskristi, pats taip. ir aš galvoju, nu, va, į tokią kelionę aš turbūt, nu, niekada nenuvažiuoju, bet kaip man įdomu buvo skaityti, nes, nu, tai va, buvo man turbūt irgi tokia labai, na, didelė įtaka turėjus knyga. Ir kai aš po 30 metų ten atsiduriu, aš gal negaliu patikėti, kad tai tikrai įvyko, žinai, kad aš esu čia. Tai va tam tikros svajonės, gal nereikia pažodžiui svajoti, jos kažkada anksčiau ir vėliau išsipildo. O ką sunkiau rašyti, ar publicistinę knygą apie kelią, nes vis tiek eini keliu, žymiesi kažkokias detalės, ar rašyti romaną, nes gali dar ir išgalvoti. Man labiau patinka žmones. rašyti romaną, pasakysiu atvirai. Taip, man romaną, man labai gera, aš neriu į fantazijų pasaulį, aš gyvenu su savo herojais, aš į juos įsijaučiu, galbūt tai irgi tam, kaip ir kelionėse, turbūt dar vienas pabėgimas, žinai. Ai, teisingai, tai Tam yra toks tikras, pat pabėgimas. toks pat pabėgimas, nes aš tada, ir tada aš vėl keliauju su tai žmonėm, man gera, aš net atrodo nuovargį jaučiuosi, žinai, aš su jais einu ir man atrodo, kad aš kaip po rašymo, kaip po ėjimo jaučiu nuovargį kažkokį, kad aš kažkur nuėjau. Nes galima tik paimti, kaip ir šiuo atveju, realus kelias, kur viena kita detalė realaus kelio ir jeigu kažkas skaitė Kavą su apelsinais, tai gali atpažinti, ar tai nakvynė bažnyčioje, nes labai įspūdingas ir vienoje knygoje, ir kitoje knygoje aprašymas. Ir tada jau įkurdinti tuos žmonės ir tiesiog... Jo, man patinka, man labiau patinka romanas. Man, aš kaip žurnalistė, supranti, rašydama negrožinę knygą, jaučiu labai didelę atsakomybę, kad visos istorinės smulkmenos būtų tikslios. Aš tada tikrinu informaciją, ten, na, ta prasme, čia irgi, sakykime, yra jos jau, jeigu jau miniu, tai jos tikslios, žinai. Bet aš čia galiu sakyti, žinai, galiu neminėti, galiu sau leisti, o tokioj publicistiniai truputėlį jau vėlgi, nu, truputėlį labiau atsakai už tai ir man toks labiau tada kaip darbas. Irgi įdomu, bet yra toks, na, atsakingas darbas. O romanas tai tokia daugiau fantazijos žaismo, daugiau žaidimo. Ta pati kelionė ir žaidimo, gali pats diktuoti taisyklės, ar pasuks į kairę ar į dešinę pasuks tavo herojus. Taip, tai va už tai man, pavyzdžiui, iš kelionių rašytojų labai Paul Bowlesas patinka ir jo ten Afrikos visos kelionės ir labai patinka Chatvinas, Briusas Chatvinas, tai irgi jo tokio, nu va irgi ir kelionės, ir istorija, ir žmonės sutikti, ir tokį va skaitai, ir ta knyga tokia, bet va gaila, kad mažai išleisit gal ką nors lietuviškai. Irgi labai... Taip norisi, kad ta kelionių knyga ir duotų ir informaciją žmogui, ir inspiracijos. Va taip va norisi, kad ir ištrauktų į kelią, bet ir duotų kažkokios informacijos, kad tu perskaitęs jaustum kažką, nu gal ir kažką sužinojęs apie tą šalį. O ar tu vykdama į kelionę imiesi knygas? Skaityti? Būtinai, absoliučiai. Bet vadovaujasi patarimu, būtinai turi imti knygą, kuri nesusijusi su šita kelionė. Nesusijusi su tuo šalimi, pavyzdžiui. Nesusijusi. Aš kaip tik galvoju, kad labai įdomu, važiuoji į Italiją, pavyzdžiui, į Neapolį ir pasiemi Ferrantės romanus apie Italiją. Ne, jos reikia būti perskaičius prieš vykstant. Supratau. Nes įsitaisai ir skaitai ir žiūri, va čia viskas. Ne, matai, kas yra, ne. Čia yra, turi prasme. Kaip rimti keliautojai sako, kodėl? Todėl, kad kelionės metu tau reikia pailsėti. Ir knygą reikia, kuri visai kiti dalykai, kad leistų tau truputėlį mintis perjungti į kitą pusę. Ir skaityti, nežinau, detektyvą kažkokį. Galima skaityti knygą, kur veiksmas vyksta toj šaly, bet neturi būti, nu, vat, vėl kažkokie patarimai, kažkas. Ne, tai taip, kažkoks romanas, pavyzdžiui, jeigu važiuoji į Anglijos provinciją ir pasiemi Agatą Kristi. Tai tinka. Iki paryčių ir skaitysi, po to nebereiks jau niekur eiti. Taip. Bet yra vat, būtent ta mintis, kad būtent leisti smegenim truputėlį pailsėti, kad nebūti 100% vat šitoj kelionėje ir vat šitoj aplinkoje. Ir man labai veikia iš tikrųjų tas dalykas ir aš labai žiūriu, kad dažniausiai imu dvi. Tai vat viena gali būti kažkokios apie kelionės truputėlį, kas įdomu, bet kitas turi būti ir grožinė,
literatūrą, kažkas, kas įtrauktų ir kas leistų truputėlį atitrūkti nuo to kelio ar pailsėti. Bet tai nerimti skaitiniai greičiausiai. Ne, greičiausiai nerimti, lengviau skaitomi, kur galima lengvai, jeigu skaitai, pavyzdžiui, autobuse. Užkabina, kurie įkabina tave į vidų ir tada tave taip, kur tau nereikia pusę valandos skaityti, kad tu įsijaustum, nes tu užmigsi prieš tai. Tai reikia tokio, kur, įdomu, toliau neriu ir tiesiog užtenka to turbūt 20-30 minučių. Bet žinai, tu manęs klausi, aš sakau taip, iš tikrųjų nėra taisyklių, iš tikrųjų kiekvienas žmogus gali rinktis, ką jisai nori. Kitas gal, žinai, išnaudoja tą laiką ir sėdi su užrašų knygelę. Aš išnaudoju rytinį laiką. Aš ryte atsikeliu ir tada kelionėje sėdžiu su užrašų knygelę, kažką vieną kitą dalyką. Ir užsirašai atėjusias mintis. Užsirašau, kas man ryte ateina, ką aš pastebiu, kartais šiaip nežinau, kas čiulba užrašų. Ar kokia gėlė šalia suoliuko užaugusi. Kartais visiškai bereikalingus tokius atrodytų bereikalingus dalykus. Bet vakare man reikia paskaityti prieš miegą, sakykime. Bet ryte aš užsirašau, man patinka užsirašyti. Bet vakare manęs nepriversit užrašyti, nors diena pilna įspūdžių ir man per daug, man per košę, per didelė ir tada aš nenoriu, nebenoriu. Tai vat, kai nurimsta, susigula, tada iš ryto lieka tokios atplaišos ir jos tada man pačios įdomiausios. Nes kaip rašytoja galėtum dabar pasakoti istoriją, kad rašydama šitą romaną išėjai viena į tą kelią, nueini dieną, atsisėdi, rašai, ką herojai galėjo tą dieną patirti ir taip toliau. Nekilo tokia idėja, kad einu ir dabar... Ar apsigyvensiu ten kažkokiame Vokietijos kaime, sėdėsiu, žiūrėsiu pro langą į tuos vokiškus tolius ir rašysiu. Žinai, aš tau pasakysiu, šitokius dalykus galvoja pradedantis rašytojai. Arba filmuose taip rodo. Filmuose taip inspiracijos, ten būtinai trobelė ant ežero kranto ir mes ten sėdėm ir mes ten, žodžiu, vaizdas pro langą ir sėdžiu ir noriu įtmaudytis, o ne rašyti, supranti. O rašymas yra darbas, tu atsisėdi, bet tu turi nueiti tą kelią, nes tu nežinai, gal tau tas kelias bus neįdomus. Tau turi susigulėti, tave turi persekioti tie herojai, tave turi jie eiti su tavim, ta prasme, tu turi susigyventi su jais. O buvo nors sykis, kad sėdi, niekas nesigauna arba kažkas, gerai, eisiu pasivaikščioti, apeisiu čia kokį... Taip, pasivaikščioti tai jo, išvedinti galvą. Taip, einu 3 kilometrus ir gal sugalvosiu, ką tas Ralfas norėjo pasakyti. Čia irgi yra, kaip sakytų, falš vokiečiai, nes jeigu nori sugalvoti kažkokią kūrybinę mintį, niekada negali užduoti konkretaus klausimo, nes tai yra neteisinga. Tu tiesiog apie tai pagalvoji ir jeigu tu nori išeiti pasivaikščioti ir prasivaikščioti, tai išmesk absoliučiai visas mintis iš galvos ir eik tiesiog mėgaukis ėjimu. Žiūrėk paukščiukų, žiūrėk medžius, žiūrėk kas po kojom, džiaukis gyvenimu, džiaukis gamta, džiaukis ir ateis savaime. Bet jeigu kuo tu norėsi tiksliau, kad ateitų man štai šita mintis, tai jinai bėgs nuo tavęs ta mintis. Niekada neateis taip. Nežinau, yra technikų, ten užsirašai, prieš einant miegot, pasikiši po pagalvę, ryte pabundi ir jau žinai. Esi bandžius? Ne, nesu bandžius, ne tik tokiais dalykais. Bet aš žinau, kad jinai ateina, jeigu tu kuo ilgiau galvoji, jeigu tu turi... Bet taip turi mokėti ir paleisti tas mintis, ir pabūti su jom. Bet ne, iš tikrųjų tai, manau, labai, žinai, tas rašymo procesas mistifikuojamas, o iš tiesų tai yra tiesiog darbas. Ir noras. Žinai, turi norėti rašyti. Kaip ir eiti. Nori eiti, tai ir eini. Visi, kas nori eiti ir visi eina. Kiti nežino, ar jie to nori, jiem reikia pasibandyti. Pasibando, vieni sako, ne, man per sunku, čia ne mano, o kiti sako, dar kada kitas, einam toliau. O kodėl tu nori rašyti? Nes ir pasakyti, turi norėti rašyti. Turi norėti, nes kitaip tai yra sunkus darbas. Toks, ta prasme, sunkus darbas ir, žinai, gali sunku darbą dirbti už gerą atlygį, o čia toks sunkus darbas už tokį, nežinau net, toks, turi tau patikti, tu darai tik iš idėjos. Bet kodėl tu rašai? Kodėl rašai? Ką tau duoda rašymas? Aš jau gal kai tau sakiau, jau kalbėjom, kas yra pabėgimas irgi rašymas nuo savęs, man duoda koncentraciją. Man duoda susitelkimą, aš galiu taip sudėti vidų, susitelkti ir pabūti, nurimti, man leidžia nurimti rašymas. Ir man patinka, man tai žaidimas, kaip žmonės mandalas dėlio. Kokia prasme, pasakyk, knygą rašau, tai dar nors kažkas gali, o žmonės mandalas dėlioja, kurį čia pat vėjas išpučia, bet, pavyzdžiui, kaip gražu ir kiek jie daug supranta dėliodami ir kaip jiem gražu tą dėliot. Tai galbūt man tas pats rašymas, kiekvienas mes turim savo terapiją. O ką tu darai?
kai tau reikia susikaupti ar kažką faino, kūrybiškumą išreikšti. Ką tu darai? Mezgu. Prašau, kiekvienas kažkas gal kilimukus siuvinėja arba kryželiu, atrodo, koks beprotis šiais laikais gali kryželiu siuvinėti, bet aš pažįstu daug ir jaunų žmonių, kuriem reikia to, tiesiog, kažkoks susikaupimas, tavo kūrybinė išraiška, o svarbu, kūrybinė išraiška yra tiesiog, itin svarbu, tai yra, aš manau, kad tai yra tai, dėl ko mes ateinam iš tą žemę, išreikšti save. Ir dar vienas iš paskutinių klausimų, jau po to jūs galėsite užduoti. Va būtent atsisėdi, rašai, galvoji ir vis tiek išnyra ir kaip apie Ralfą, sakai, vieno žmogaus kito. Ar nebūna taip, kad po to pažįstami skaito knygas ir ateina su pretenzijom, va tu mano tą prašai, va čia mes ėjom toj kelionį, o galbūt čia tu mano epizodą paėmė arba mano mėlynas akis paėmė. Nėra taip buvę? Ne, žinok, aš kažkaip neinu su tai žmonėm, kurie man tai pasakytų visų pirma. O visų antra, nežinau, tai įrašom sakinį ten tą, kad nieko bendro neturi su realiais įvykiais ir atšokit. Ne, iš tikrųjų nėra buvę tokių atvejų. Buvo daugiau, kad sako, o aš tave ten atpažinau, arba o aš atpažinau ten tavo draugę. Ir nežinau, aš manau, žinot, rašytojai tokie žmonės, kurie sau leidžia pavogti istorijas. Tai vat jeigu nenorit, kad jūsų istoriją kas nors aprašytų, tai ir nepasakokit. O jeigu jau papasakoju, tai jau žinokit, kad yra tam tikra rizika, kad tai kažkada gali. O gal kai kurie žmonės specialiai tai nors sako, aš galiu papasakoti labai gerą istoriją, savo istoriją. Aš žinau, bet labai nemėgstu tokių. Nes aš bet yra kažkas papasakoja, va taip, kad aš noriu tau papasakoti savo istoriją, gal tave tai įkvėps romaną. Yra bandė, bet aš sakau, žinokit, aš turiu dar 10 istorijų savo galvoje ir aš tikrai nenoriu jūsų istorijų. O antras dalykas, aš visą laiką, man labiau patinka trumpos istorijos. Tai va, pavyzdžiui, bet kai eini, pavyzdžiui, su grupe, su keliautojais, eini, nori, 2, 3, 4 dieną visi tau pradeda pasakotis, nes tu eini, tas ritmas užliuliuoja ir tu pats atsiveri, ir tie žmonės tau atsiveri ir labai įdomus dalykai, tikrai labai įdomių istorijų. Bet, vėlgi, tu imi tas istorijas kartais atsiedamas jas nuo tų žmonių arba prilipinė ant kito žmogaus. Tiesiog tau įdomi pati istorija kaip istorija, tau nebūtina tas žmogus, ar jis va ten iš to miesto, ar iš ano, ar jis ten tą dirba, ar tą, tu tiesiog paimi tą pačią istoriją, nes įdomu, va, kas jam nutiko, o ne kas jis toks ir kaip jisai, žinai, nebūtina aprašyti akių spalvos ir kitų dalykų, net kaip tik kitą kartą tyčia pakeiti. Kad nekiltų jokių ten. Jo, bet nežinau, aš istorijas vagiu, bet ne žmonės. Ir dar įdomu, pavyzdžiui, dabar parašai pakeleivius ir kas yra pirmas skaitytojas, ar duodi vyrui, ar duodi dukrai, sūnui? Ne, vyras man atvirai pasakė, aš neskaitysiu, kol tu ten, aš tingiu čia tos rankraščius, man kai bus išleista knyga. Bet išleista perskaito? Taip, išleista perskaito. O dabar sako, aš jau galiu skaityti, duok man čia, žinai, pažiūrėsiu. Bet aš turiu 2 draugės, kurios mano skaito rankraščius. Viena viską nuolat giria. Ir aš sakau, žinok, labai reikia. Nenusodina. Labai reikia, žinok, tokio. O kita tokia labai geros tokios kritikos prižeria. Žinai, kur sako, va jeigu nebūtų anos, tai jau čia gal ir susinervinčiau, žinai. Bet iš tiesų, va, kaip sakau, reikia labai gerai turėti tas 2 nuomonės, žinai, viena sako, o kaip tu ten gražiai ir gerai, ir galvoju, tikrai, šaunuolė, gerai viskas, o kitas sako, bet ta vieta, ten neįtikina ir ta, bet tada tu gavęs tų pagirimų gali eiti taisyti tų anų klaidų, nes neatrodo, kad viskas beviltiškai, nes jeigu gautum kritiką, tai tada, žinai, toks didžiausias kritikas rašytojų, tai yra jis pats iš tiesų visą laiką, žinai. Tai va, tai labai yra gerai žmonės, ypač rašytojų, kolega, sakykime, kuris gali grinai konkrečias pastabas, ar loginių klaidų paieškoti, sakytų, va čia biški nesueina, galbūt kažkaip keista. Išėjo su raudona suknelė, grįžo su mėlyna burbuliukai. Jo, o pakeliu jau ten eina, jau su, jo. Tai va, labai gerai tokių pastabių, va, ta draugė, kuri giria mane, jinai turi labai tokią matematikę, žinai, ir tokią labai aiškę loginę akį. Tai irgi man išrankė tokius mažiukus dalykus, sako, šituos reikia pataisyti, žinai. O kitas sako, žinok, čia blogai, bet jeigu pataisys, tai bus labai gerai. Okei, tada reikia taisyti. Tai va čia tokie darbiniai skaitimai, žinai, kad žmogui reikia truputėlį gal ir kažkas, kad pasakytų, jo, čia visai įdomu,
bet reikia, aišku, ir sveikos kritikos, kuri tau leistų dar esamą rankraštį ištaisyti, pataisyti. Nu ir patikė, kiek man kritikos pridėjai dar. Sakai, neįtikina, davai dar šitą padaryti. Taigi rašiau, perrašinėjau, bet labai gerai. Nu, ne tiek perrašinėjau. Nu, ne tiek, bet labai smagu, yra smagu pačiam matyti paskui tą rezultatą. Nu, yra darbas, toks yra darbas, nu ką žinau, darbė irgi sėdi ir sakai, nu nesigavo, reikia perdaryti, ne? Tortas mesgi netoks irgi, skanus. o kartais mesgi, ne, ir galvoja, per siaurą, Ai, per nerdysiu, platų. niekas nematys. Taip, O jeigu norėtum tobulumo, išardytum. na, tai dabar noriu iš jūsų klausimų, vis tiek kažkas nori paklausti, reikia bent 3 klausimų sulaukti. Tokia maža aplinka ir... Taip. Nu. Taigi pirmą kartą Linos pristatymą, aš tiesiog šiaip įdomu apie kelią. Tas gyvenimas yra kelias, aišku, ir kelią versti keliu, lyg ir toks keistas įprotis, bet turiu draugę, kuri labai daug keliauja, užsirašinėja rytais, fiksuoja detalės, nefotografuoja kaip mėgėjai ir renka istoriją ir keliauja tuo keliu, kur kas nors sudomino. Ir eina įdomiais keliais ir jinai sako, šiandien dienai jau labai sunku surasti kelią, kuriuo kas nors neina, nes masinis turizmas užmuša bet kokį norą keliauti ten, kur tikrai įdomu, perskaičiau noriu, bet kai 400 žmonių gatvėje prie to paties objekto ir aš ten patekti net negaliu, tai reiškia, tu nebeturi individualaus pojūčio, ką patyriau, tu gauni srautą. Ir daugybė žmonių, kurie daro selfius ir kuriems visai net neįdomu tai, kas ten yra. Ir jis nepasiruošęs, o tu negali pro jį tai pati kelionė, žingiai, kelionė į pasaulį, į ten, kur kviečia žurnalistas arba pasakotojas, tai jinai mane mokina keliauti visur. Jinai eina Vilniaus gatvėse, visą laiką kitą maršrutą renkasi į namus ir sako, aš stebiu. Tai ta prasme, mes keliauti galim bet kur, ne, potyrį pajusti. Kas jums atrodo, va, tas tikrasis kelias ir kur mums šiandien apart to, ką rinka pasiūlo, kaip mums išeiti į tą tikrąjį kelią, nes jau Kamino keliu eina. Kamino pilnas, taip, žinau. Ir dar noriu pasakyti, mano sūnus sako, kad ateitie keliausim virtualiai, nes tu gali valgyti čia pat, tau atveža maistą, tau kvapą, tau garsą, tau 3D vaizdą tokį kūrė, kur tu neįkosi lėktuvo. O Jėzau, man tai čia siaubo pasaka, žinau. Tai aš noriu paklausti, ar mes, jeigu nebegalėsim patirti tikro jausmo išėję keliu? Ne, aš manau, kad tų kelių neuždarys, tegul tie su akiniais ir sėdintų savo sofų, žinokit, aš būsiu už tikras keliones visą laiką. Tų kelių yra ir nenuvalkėtų, ir tų žmonių neužpiltų, yra miškai, turim ir Lietuvoje gražią gamtą, ir gražių kelių, ir ežerų. Galbūt Lietuvoje man tai tokio truputėlį trūksta, tokių, žinai, nežinau, tokių gerų kelionės vadovų, kurie nubrėžtų tuos, daugiau tų kelių pasiūlytų, kur galima keliauti, ar ne, daugiadienių maršrutų, sakykime, kur išėjai ir, pavyzdžiui, per 3 dienas kažką, taip gražiai nueini. Bet, žinai, yra vienas kitas, bet nėra tiek daug. Yra, ne? Tai, sakykime, Kamino Litano tas kelias, kuris taip, Kamino, taip. Bet jų yra dabar ir Žemaitijos, Aukštaitijos. Ten eina žmogus per savaitę vienas ar 2. Tai va, tai yra dar yra, žinau, dar galim rasti, o, pavyzdžiui, Vokietijoje yra didžiulė irgi ir ten tiek ta gamtinė įvairovė yra irgi, Lenkijoje tai žinau, bet Lenkijoje tai jau ten 1000 jau eina. Tai sakyčiau, pavažiuokit jau toliau tada bent jau iki Vokietijos, nes ten yra dideli plotai, didelė šalis, daug gamtinių resursų ir labai daug gražių vietų. Ir iš tikrųjų labai daug tokių įrengtų kelių, žinai, kur yra ir kelio nuorodos, nes tas keliavimas, tas pėsčiom, tos daugiadienės kelionės, jis turi turėti truputėlį infrastruktūros. Turi būti nakvynės vietos pakeliui, kaip piligriminės, ar ne kelionės, turi būti nakvynės vietos, turi būti rodiklės, turi būti kažkokie žemėlapiai, nes, kaip pasakyti, vienam eiti su Google ar čia tuo keliuku praeisiu ar ne, yra vis tiek varginantis toks dalykas. Tai turi būti kažkokios nuorodos ir, pavyzdžiui, Vokietijoje yra, kadangi vaikščiojimas, vokiečiai, pavyzdžiui, pagal apklausą, kai juos klausia, koks tavo hobis, ar ne, ir ką tu labiausiai mėgsti veikti laisvalaikiu, vis dar daugiau nei 50% pirmoji vietoje įvardina vaikščiojimą. Labai daug. Labai daug.
O anksčiau, jeigu buvo apklausa, sakykime, prieš 20 metų daryta 70%. Jeigu tu paklausi jaunimo, kaip jaunimo, sakykime, net 40-mečių, ar ne, Vokietijoje ir sakysi, ką jūs vaikystėje veikdavo. Tai jeigu mes vardinsim, uogaudavom, grybaudavom, žvejodavom, ar ne, jie visi sakys vaikščiojo. Vokiečiai kaip išprotėję, jie neturi tų sodų, daržų, jie važiuoja į kalnus, jie eina į žygius ir, Tradicija jau yra. Yra tradicija, yra toks. Ir vaikų klases veža, irgi jie eina į tos dienos, 2 dienų žygių su kuprinėm, ta prasme yra. Ir yra infrastruktūra tam, yra, sakau, nakvynės vietos tokios nebrangios, įrengtos, yra restoranėliai kažkokie pakeliui, ta prasme, nuorodos sustatytos yra. Tai va, tai aš manau, žinok, dar tikiuosi, kad tie virtualios kelionės dar bus kada nors, kai mes jau gal ten nebepaeisim. Kažkada tolimo. Arba, kaip žinai, kartais būna, tie technologijos ne visada įsigali, vis tik kai kurios ir ne. Ir vat kai kurios būna, kad vis tik žmonės lieka prie tikrųjų, prigimtinių, natūralių dalykų. Gal tai sumažins tų tokių, kurie tik fotografuojasi. Bet gal jie tuose virtualiuose akiniuose galės nusifotografuoti ir įsidėti tą nuotrauką. Ja. Taip, iš tikrųjų dabar prieš tą turizmą yra labai didelė banga ir aš pati dirbu dabar, kaip ir Berlyno turizmo kompanijoje. Ir labai, labai didelis dabar tikrai. Bet Berlyne irgi jau nenori turistų? Ar... Yra daug kas, kas nenori. Aš negaliu to sakyti garsiai, nes mes skatinam turizmą, tai mes norim, mes kaip Vilniaus turizmo, ar ne, ten agentūra, tai mes Visit Berlin yra, mes skatinam, atvažiuokit, čia Berlynas. Bet iš tikrųjų yra daug kas irgi jau, kur irgi, tiesiog dabar smarkiai populiarėja šita banga, kai Barcelonoje, Ispanija, tai ten iš vis baisu, ta prasme, jie visiškai jau ten baisu pasirodyti, kad esi turistas. Tai labai labai pasaulyje dabar ta banga kyla, bet, žiūrėsim, kur link. Kartais bango, žinai, pakyla, subliukšta, vėl neaišku, kas čia mūsų laukia ir kaip, bet aš manau, kad tos pėsčiųjų žygiai vis tiek išliks, nes tai yra toksai basic. Jūs pastebėjot, kad tas kelias abiejose knygose, kur padėtas, yra tas pats ten truputėlį su atvykimais, tai man bet įdomu, kokia buvo priežastis, net nemanau, kad tai buvo lengviau antrą kartą apie tą patį rašyti, nes turbūt buvo baimė kažkaip nesikartuoti, nes bet įdomu, kodėl būtent toks pasirinkimas, kad tai jau tuo pačiu keliu. Aš žinokit, pasakysiu iš karto, kai pradėjau rašyti 2 knygas. Ir aš nežinau, kurią aš tęsiu. Aš iš tikrųjų galvojau vieną rašyti ir galvojau, bet paskui net nežinojau, kaip čia dabar padaryti, nes tikrai ir vienos, ir kitos po 100 puslapių buvo man rašyti. Tada kažkaip sakau, bet nežinau, romaną, sako, rašyk abi, kažkaip taip gavosi. Nes visiškai jos skirtingos emociškai. Ir aš žinojau, man tas kelias, tai šitoj knygoje jis tik fonas, jisai nėra to kelio. Ta prasme, čia galėjo būti belia koks kelias, bet koks kitas. Bet aš galvoju, norėjosi to autentiško vis tiek, kad būtų tikras, kad nebūtų kažkoks, nežinau, kažkoks toks išgalvotas. Galėjau išgalvoti ir tą kelią, ir tuos miestelius, bet... Tai ir tada, kai parašiau Kavos apelsinais, galvoju, tikrai nebeisiu ir tikrai neberašysiu daugiau, bet žinokit, tie pakeleiviai manęs ant tiek neapleido ir jie gyvi šokinėjo man galvoj. Ir aš paskui, žinokit, tikrai, kažkaip laimėjau ir galvoju, vis tiek atsisėsiu, parašysiu ir man buvo tokia mintis, kad net neleisiu, tiesiog parašysiu. Nes jie nepaliko manęs ramybėje. Norėjo nueiti tą kelią ir... Taip. Ir man pačiai buvo įdomu, kaip jie, kas čia bus, kaip čia pasikeis jų gyvenimas, likimas. Ar herojai keičia pačią? Gal šiek tiek, jo. Kaip ir kelias. Tu priverstas su jų problemom truputėlį pabūti, apmastyti, galvoja, kaip aš elgčiausi, jeigu man taip nutiktų. Yra truputį keičia. Ir mane priverčia keisti jų likimus tada. Ir skaitant, pavyzdžiui, pakeleivius gali atrodyti Rūtos likimas dramatiška istorija, kad taip gyvenime nebūna. Bet mes jau ir su pačia esam kalbėję, kad gyvenime dar žiauriau gali būna būti. visaip, taip.
gyvenime. Ir jeigu kažkas sakytų, kad Rūtos gyvenimo istorija yra tikrai išgalvota, ar taip tikrai nėra, tai tu pasakytum ne, yra. Yra, taip. Sakyčiau, yra, nes tai yra istorija turbūt ne vieno žmogaus, bet kelių žmonių sudurta istorija, bet jinai realiai galėjo ir vienam žmogui nutikti. Tik tai va ten, keli personažai sudėti, bet neįvardinsiu kokie. Na, kas dar išdris? Ar asmeniškai jau norės paklausti kažko? Tai labai ačiū, kad ir nepaisant oro sąlygų, nepaisant dramatiškų nuotykių, manau, žinokit, čia labai maloniai pasėdėjo. Čia kaip kelyje irgi, va, pažiūrėjau, sakai, lyja, neįsiu aš į jokį kelią, ne, nu į kokią kelionę, tik tai durniai tokiu oru gali eiti. Ir va, žinokit, kiek kartų esu atsisakius savo planų ir sakiau, ne, jau tokiu oru tikrai net nevažiuosiu, nepradėsiu ir visą laiką gailėjausi. Ir po to kažkada išmokau, nesvarbu, suplanavai, eik ir daryk. Ir žinok, lyja baisu, tik atvažiuoji, pradėti niekas. Ir būna nuostabus rūkas, nuostabus kvapas, nuostabios ta prasme, žinok, nereikia atsisakyti. Jeigu jau sugalvojai, suplanavai ir eini ir atrendi tų patyrimų labai daug. Ir labai kažkas gražaus nutinka, kaip tik dar nutinka daug gražių ir daug gražesnių tokių dalykų ir įspūdingiau, negu kad viskas labai tiksliai pagal planą vyks. Tai va, tai ačiū labai, kad šiandien viskas vyko ne pagal planą. Ačiū atėjusiems. Ačiū labai.